Sveiki, šiandien toks video apie vieną eksperimentuką, kurį padariau su Logitech Z2300 satelitais. Įdomu, dėl ko tai vadina, jie juk neskraido, aplinkui kaip tikrai satelitai. Gal kas žino, tai brūkštelkit komentarą, dėl ko taip atsirado, kodėl jūs satelitais vadina. Aš žinau, kad tik nesakykit, kad iš anglų kalbos žodžio kilęs, čia faktas, bet kodėl iš vis taip jau buvo pavadinta. Žinoma, turiu jos abu ir eksperimentas, kurį padariau, tai iš šitų portų, kurie buvo dekoratyviniai, padariau tikrus portus. Nes buvo, iš esmės eina portas, o viduj yra uždaryta visiškai. Tai toks dalykas labai įdomus buvo su jais ir rezultatai mane ganėtinai nustebino. Štai satelitas Z2300 ir pažiūrėsim, ką galima iš jų išgauti, bandant atkurti pilną dažnių juostą, pavyzdžiui, kaip reiktų nešiojimai kolonėliai. Visa esmė, kad garsiakalbiai yra gan aukštos kokybės, tik tiek, kad žemų mažai, nes jie maži, bet jie yra tikrai kokybiški ir gražiai groja. Iš tikrųjų, galima būtų tikrai kokybišką nešiojimą ar šiaip kokią mini sistemėlę pasidaryti, kad ir su, ne per daugiausiai žemų, bet su aukšta kokybė aukščiau, nes, kaip ir sakau, garsiakalbiai yra geri šitie. Bet reikia pirmiausia išbandyti, kaip gros taip, kaip yra, tiesiog pajungus prie stiprintuvo be jokio subo, ir tada bus matyti, kas darysis toliau. Ar iš vis įmanoma kentėti, ar labai trūk žemų, ar nelabai. Tai dvi pasistačiau maždaug ir pažiūrėsim. Čia random kažkokią muziką. Iš tikrųjų jausmas kažkokių žemų dažnių kaip ir yra. Gal jau užtektų kaip nešiojamai mažai, bet aš turiu tokią kaip ir idėją, pabandyti kai ką. Čia matosi, atrodo kaip portai, bet iš tikrųjų ten viduj yra uždaras tas portas. Tai man kyla idėja, jeigu išsirinkti kolonėlę ir padaryti tą portą, išgręžti tą užtverimą. Tai vidus, sakyčiau, pagirtinai tvirta dėžė padaryta, su sustiprinimais visko, kad neskambėtų netarpinė po garsiakalbių, yra tikrai neprastai, bet šitas unikalus reikalas. Atrodo, kaip portas eina ir baigėsi čia. Nežinau, ar jis gryn dėl grožio ar ką. Tiesiog žiauriai smalsu jį prabesti ir pažiūrėti, kas pasikeis su garsu. Štai vietoj dekoratyvinio porto dabar turim tikrą portą. Ir įdomu, kaip dabar gros. Čia tai, tiesiog smalsumo reikalas, kaip galima šitą nepabandyti. Šiek tiek paklausiu su atidarytų portų, grinai atrodo, daug dainų bandžiau, visada atrodo, kad iš kairės pusės daugiau žemų. Neaišku, ar tikrai dėl to atverto porto ar dėl ko nors kito, todėl antrai irgi atidarysiu portą ir pažiūrėsiu, kuom skiriasi. Įdomu, kas čia gaunasi, negi čia tikri portai, bet juos nuspręsta kažkodėl uždaryti.
kaip ir galima išgirsti, nežinau kiek jums girdisi, bet žemų atsirado tikrai nemažai ir bandžiau užkimšti portus pirštais, tai negaliu atkartot laikydamas telefoną, bet grin užkemši portą ir sumažėja žemų smarkiai. Neaišku, kaip čia susitiūnino ant kiek ir kaip su tais portais, ar čia random, ar čia kažkoks buvo planai kažkokie, nežinau, ką čia gamintojas norėjo su jais padaryti, bet kas įdomu, kad skamba visai neblogai, man visai patinka. Galbūt netgi būtų galima, ką žinau, jei darantis nešiojama, būtų galima atkartoti tokias vadėžės, turi portą. Atrodo visai nieko, kiek klausiausi kelias dainas. Net keista iš tikrųjų, dabar pabandysiu vairius dažnius paklausyti ir pažiūrėti, kas ten vyksta iš tikrųjų. Štai 24 Hz, čia aišku ilgą laiką nieko nesigirdės, bet bus matyti, kas čia vyks iš tikrųjų, ar duobė girdėsis, ar kažkas tai. 3, aišku, nieko nebus, galima praskipinti iki kokių. O, tam girdisi. Jo, pradeda. Jau visai gerai. Garsėja. Garsėjau gan. Duobės nebuvo. Juntamos. Čia kalnas dėl kambario bus. Įprastinis. Šitam kambarį yra visada jis. Ant 103.7. O toliau jau kas vyksta, tai nuo dėžės nepriklauso, iš esmės čia jau kambarys ir garsiakalbiai. Au. Nu kągi, taip iš ausies kaip ir nesigirdi jokių anomalijų. Net žiauriai juokinga, kad čia taip yra. Nesitikėjau iš tikrųjų, tikrai gaunasi iš pradžių neįmanoma klausyti, kaip žemų nėra, o išgręžus portus visai normaliai pasidarė. Tai vat, jeigu, kaip ir sakiau, garsiakalbių šitų kokybė gera ir iš vis kaip jie atrodogi super. Turėt kolonėlę su tokiais labai smagiai. Nors aš ir taip per daug jų turiu, bet tai, ką žinau, mėtosi garsiakalbiai viskas, kaip ir atradau, kokia dėžė visai neblogai veikia. Tik nežinau, gaila nėra parametrų, jų būtų galima paskaičiuoti dėžės, bet kas įdomu, kiek pavyko pasiekti vien tą dekoratyvinį portą paverčiant tikru. Dabar matosi, nesimatys jau čia jau, matosi vidus, variau tikri portai. Na žodžiu, tokie atradimai, gan įdomu buvo iš tikrųjų toks eksperimentukas. Ir dabar galvoju iš vis, kaip galinės kolonėlės galiu jas kol kas pasistatyti. Ko per kokį žaidimą visai nieko, garsą iš galo turėti. 7.5 šiam yra 4 kanalų, trūksta vieno laido. Greitai apie jį video įkelsiu. Nes, iki dabartinio etapo parodysiu, kiek padaryta ir reiks pasistengti PCB tam maitinimo įdėti. Aš dar neįdėjęs, neatsimenu, kad turėtų žmonės. O šiaip toks, kaip sakant, eksperimentukas. Tai jeigu atkopijavus tokį išdėstymą visai nieko groja ir jaučiasi gan normaliai nuo kažkur 70-75 Hz, kas jau žinoma daug geriau bus, kad ir už šitą kolonėlę. Ir šiaip visas kitas tas mažesnės, nes dydis garsiakalbio viską ir nulėmė iš esmės dažniausiai. Vienintelis trūkumas tai žinoma žiauriai mažas jautrumas šitų garsiakalbių, bet į 8 ohmų, tai galvočiau naudoti kažkur 12 V maitinimą ir D klasės stiprintuvą ir kokį akumą, gal net mandresnį, ne šviną, o ličio jonų, pavyzdžiui, 3 celės nuosekliai. Lipo nelabai norisi, nes jie mėgsta būti vidury įkrovimo, bet aišku, galima ten ir palaikyti juos, nes jie pilni labai greit miršta, tušti irgi.
ličio jonai mažiau jautrus tom nesąmonėm. Apie stiprintuvą iš tikrųjų pas mane netgi kažkur mėtosi va toks stiprintuvėlis. Jis filterless skaitosi be išėjimo filtrų. Tai net nežinau, galima būtų pabandyti nuo jo pasijungti arba tiesiog kokį, kaip sakant, rimtesnį panaudoti, kai būna tie, 2x20, 2x15 tipo moduliai būna. Pavyzdžiui, va toks yra 25 W x 2 ir gan taupu. Aišku, garsiakalbių jautrumas ganėtinai kenkia, iš tikrųjų mažas, bet kaip tik nuo 10 iki 25 V. Super. Ir įdomiai. Neviršyti 25 V, bet maksimali galia 25 x 2 prie 2,7 V. Atsiprašau, sudrebinau vaizdą. Juokinga visiškai, kaip jie užrašo. Kalbos barjeras kiniečių. Ką padarysi? Bet viskas čia normaliai turėtų būti, tai kažką tokio pasijungus. Čia ir su filtrais išėjimo, ko aš labiau pasitikiu negu filterless, ypač tokiom galiom. Iš tikrųjų, būna tų modulių visokių, aišku, ne šitą. Tai tokį modulį įsidedi, akumuliatorių, kokių 3 celių. Ir pirmin tokia, kaip sakant, gautųsi nešiojama orientuota į garso kokybę, ne tiek į garsumą patį. Aišku, garsumą šiek tiek būtų, turint kažkur po 10 W 8 kanalui. Ir 2 garsiakalbiai šiek tiek, kompensuoja, bet, čia būtų iš esmės su nešiojamom kolonėlėm, tai gaunasi, kad gali apsieiti kaip aš su 3 speakers, su pigiu akumuliatorium, bet efektyviu stiprintuvu ir efektyviais garsiakalbiais. Tai čia gautųsi, reiktų, kad būtų įmanoma kažką gero padaryti, reiktų ir efektyvaus akumuliatoriaus, ir efektyvaus stiprintuvo, o garsiakalbiai jau yra kokie yra. Bet esmė, kad groja jie gražiai iš tikrųjų. O visa problema bendros sistemos Z2300, kad trūko jiem žemos apačios, net nežinau, būčiau anksčiau sugalvojęs išgręžti portus, jaučiu būtų kitaip skambėjus visa sistema. Net įdomu dabar, gal ir nebūtų. Nes filtras ant subo per aukštas ir visa kita, kam kyla klausimas, kodėl aš išskirstau viską, tai subą tą darysiuos naujai, kaip ir tam video esu sukūręs, papasakojau. Ir subą naudosiu su šitom kolonėlėm iš esmės. O šitos tai galvoju pasidaryti ant prikolo kokią nešiojamą, kaip sakant, hi-fi, kad būtų kokybiškai grotų, kad ir neįtin garsiai. O dėl žemų tai lauke skirtumas labai mažas tampa, nes laukia viskas žemiau 8 ar 6 Hz tiesiog pranyksta dažniausiai atviram ore. Ir toks prikolas gaunasi, kad tiesiog nėra prasmės žemai eiti. Nes visas tas jausmas kažkur ant 8, tarp 8 ir 100 Hz yra laukia, tas žemų jausmas iš tikrųjų, kur ir per vidurius krato kokiam koncerte, tai irgi ten yra toks gan aukštas žemas dažnis. Čia tai moksliškai, čia tai super. Tai tiek šiam kartui, gal kam nors pravers, kas nori nešiojamų labai brutaliai stipriai ir turi tik tai tos satelitus po ranka. Kas nežinau, ar dažnas atvejis, nes kažkodėl pa žmonės jie degdavo, tik pas mane nesudegė, nežinau. Bet gal kas turi, tai ir norit kokybės nešiojamam pavidale, tai čia visai geras variantas, nes čia pagal Tank Band ir kaip ten turi vadintis ta kinų kompanija, kuri gamina gerus garsiakalbius, tai čia iš esmės jos gaminiai akivaizdžiai tie garsiakalbiai ir jie tikrai neprasti yra, tai jei kas nori, kaip ir sakiau. Tai toks pastebėjimas, kaip dėžę pasidaryti su daugiau žemų. Tiesiog tai reikia šitas atkopijuoti dabar, kaip mini Bluetooth kolonėliai dariau ir galima visai nieko pasidaryti. Laukia žemų neturėtų labai trūkti. Vis tiekgi niekas tokio dydžio ir neturės iš esmės daugiau žemų. Tai fizikos dėsnių neapeisi. O dėl mini Bluetooth, kaip ir visi galvojat, apie kodėl nėra ir aišku nieks nepažiūrėjo update'o video, jis juk nuobodus, gal net praklausėt ar kažką, tai dar čia pasakau, kad
bus tas video, tiesiog trumpai tariant laukiu dalių, neišeina daryti, kol dalių nėra ir viskas. Na tai tiek šiam kartui, jei patiko, spauskit patinka, gal netgi prenumeruokit, patikrinkit kitus video, nes pas mane jie gan įvairūs. Ir žinoma bus dar. Iki. Because I know that it will